Tai sveiki visi, mes ir vėl sugrįžom su savo podcastu. Šiandien paliesim šiek tiek naujesnių temų, pakalbėsim ne tik apie universitetinį gyvenimą, bet ir apie šių laikų naujienas, apie vykstančią Euroviziją ir apie ateinančius rinkimus. Tai manau, turim visai neblogų rubrikų pasiruošusios. Tai turbūt ir pradėsim, ar žiūrėjot merginos jūsų Euroviziją? O taip, prisipažinsiu, ne. Elina padarė nuodėmę ir nežiūrėjo Eurovizijos. O mes su Karolina žiūrėjom kartu. Ne kartu, atskirai, turėjom žiūrėti kartu. Turėjom, bet nepavyko, kadangi taip vėlai rodo. Tai ar turi Karolina savo kažkokį favoritą? Taip, aš iš pirmo pusfinalio kol kas turiu kelis. Antro dar nebuvo, tai taip. Bus gal dar keli, bet tarp jų yra Ukraina, aišku, kas be ko. Jie visą laiką kukino, bet šiaip pastebėjot, kad Ukrainos dainos yra žiauriai panašios visuomet. Stefanija, mama, tada buvo dabar šitoj dainoj mama Teresa, pas jūs visuomet yra dainos susijusios su mama. Ne, bet jie paskutinius 2 metus leido kaip ir lyrišką dainą, bet tada ir repas. Bet jie žiauriai gerai moka tai sujungti. Man atrodo, jie pajautė tą tendenciją, tipo, kas eina žmonėm ir tiesiog naudoja jau tą patį. Ir matyt, yra 2 atlikėjos šiaip Ukrainos šiais metais, tai ta viena atlikėja, nepamenu vardu, bet kažkaip nukrito ant scenos eidama. Sudarė mymas, jo, man irgi labai gal, nes tai toksai jaučiu vienas didžiausių renginių, koksai gali būti tau kaip karjeros specialistui kažkokiam ir ta prasme tu nukrenti ant scenos. Svarbiausia ne finalas gal. Svarbiausia jau ne finalas. Bet nenufilmavo, ne? Ne, nenufilmavo, man atrodo, bent jau per patį, tiesioginę transliaciją tai nerodė, bet kažkas kitas. Vis tikinai, kad ir nukrito, po to nukritimo vis tiek kukino. Taip, labai šiaip fainai. Žiauriai kietas buvo pasirodymas ir šiaip visi šiais metais labai pasistengė ir su visais special efektais, tokiais labai tas įdomu. Skoningai viskas labai. Jo. Tai va, reikia užbaigti savo favoritais. Man dar labai patiko Švedija. Nežinau, ko jūs apie ją manot, bet... Kas buvo Švedijos? Tai dvynukai. Man aš labai ieškojau kažko specifiško. Ir mes su draugėm irgi, aš dar turiu telefoną pasidėjus čia vertinamų lentelę savo pirmų pusfinalių, tai visai kritiškai atrodo visus vertinau ir tik tai, aišku, Lietuvai tik tai 10 parašiau. Ir visi kažkaip man tai nelabai patiko. Bet čia, aišku, labai priklauso kiekvienam, koks muzikų stilius patinka, man atrodo. Man patiko labai Švedijos, nes ta daina labai catchy, labai geras beatas šiaip ir labai skoningi irgi efektai, labai atrodė taip cool viskas bendrai. Ir nežinau, man sakau, Švedijos daina labai patinka, bet Švedija irgi kiekvienais metais labai ten gerai. Jeigu jie ten nežinau, 7-8 paima vietą, tai jiem ten viskas, jau ten realiai nieko. Bet aš irgi žiūrėk, pasirašyt, kad Švedija iš to šitie berniukai, kur buvo tenai skaičiai tokie. Jo, tai visai man patiko ir kitas vytas, bet paskui man biškai gal atsibodo tas pats, bet čia tokia man, gal ne Eurovizinė labiau daina, tokia man biškai hausinė, gal čia. Ten yra realiai popsas su elektroninės muzikos elementais. Man kažkom priminė lietuvis. Jo. Ne? Man tai jau. Šiaip Lietuva irgi žiauriai cool. Aš Lietuvą taip nuoširdžiai didžiuojuosi, taip fainai, nes dabar buvo 2 Monikos už praeitais ir praeitais metais. Tai buvo ten, tiesiog jos po vienas stovi, solistė tokia taip grakščiai dainuoja, bet gal Eurovizijai reikia to negrakštumo, tokių šou. Visą laiką taip buvo ir bus, tai dėl to Lietuvai taip ir nelabai sekas. Šiaip negali sakyti, kad nesiseka, visą laiką mes patenkam į finalą. Visą laiką. Bet dabar 4 metus iš eilės patekom. Aš tai už LT United esu. LT United, jo. Tai aukščiausiai kiek esam buvo. Bet jo, labai šiaip fainam. Labai šiaip matos, kad Jessica prisidėjo prie jo dainos. Matos iš karto jos braižas ir tai ir padaro visą tai nuostabių kūrinių. Taip, bet ir mes Karolina pas mus labai mėgsta Jessica. Manau, visi lietuviai, visos merginos mėgsta Jessica, šiaip, fainai, ką žinau. Tai top fan visiškai obsessed, nežinau. Man tai nothing special, bet irgi patinka, paklausau. Būtų koncertas varyčiau, manau. Taip, kieno? Į Jessica. Tai bus. Bus. Rugpjūčio 30 Darius ir Girėno stadione. Promotion. Nemokama reklama. Aš tai iš ankstinius bilietus nusipirkau tik išėjau iš karto. Man tai nėra taip jau stipriai, bet, visai fainai. Gerai, Emilija, o tau kas patiko Eurovizijai? Tu pasakėjai ar dar ne? Tai va, aš žinau, parašiau 10 Lietuvai, nes iš tikrųjų mes žiūrim su mergom ir širpai tiesiog bėga kaip fainai, kaip smagu, kad tiesiog toks šou padarytas. Dar aš norėčiau paminėti stilių. Visiškai žiauriai gerai stilizuota buvo viskas. Jo. Tiesiog
nežinau, tie šokėjai irgi, nu, taip, nu, žiauriai viskas gerai atrodė. Vizualiai tai, nu, idealu tikrai. Ir nežinau, ar čia tiesa ar netiesa, bet čia vakar toks fun faktas, kad tiesiog draugais vaikinas pasakė, kad, tipo, statymuose buvo statymas, tipo, kiek yra procentų, kad Silvestras išeis su raudonais rūbais į sceną, nežinau, tenai, aš turi būti 0,01 procentas, kad, tu prasme, gali nelaimėti, bet, žodžiu, irgi toksai maždaug durnas dalykas visai. Bet dabar pastebėjot, kad šiais metais labai daug tų back šokėjų su kaukiam, Jo, tai Kroatijoj irgi Silvestrų taip buvo, Kroatijoj. tai Kroatijoje labai kažkaip populiaru ir aišku populiariausias tai raganų themas šiais metais. O mano favoritai, tai aš jau užsirašiusi esu kažką iš tų favoritų, tai šiaip daviau Lietuvai 10, Vokietijai daviau 9, ten toks tas berniukas dainuoja, man labai gražiai buvo, toksai nieko ne per daug, fainai, gražu, paprastai geras balsas, tada 8 daviau Švedijai, nu tai kaip ir tu sakėjai, kad visai fainai. Liuksemburgui daviau 8 ir viskas turbūt. Man dar labai patiko United Kingdom. Ai, man tai Oli ne. Alexander. Jis tik dainavo ten dainas King. Dabar neatsiminsiu kokias dar, bet jis vos nesuperstaras jau yra tai muzikos industrijoje. Tai šiaip labai gražia daina. Labai, labai irgi kečiai. Ir jis pats labai fainas. Bet man atrodo, kad United Kingdom dabar šiais metais labai pasistengė, nes jie visada arba iš vis Jiem nulis nepatenka. duodavo. Taip, arba Bet nulis šiaip duodavo, gaila, arba išvis nes nepatenka. kitos dainos tai tikrai būna geros. Aš Ir nepamenu. tipo, kaip Praeitų metų, pavyzdžiui, UK dainų. Aš Nei irgi vienos. aš irgi nelabai. Buvo tokia tamsia plaukė, neatsimenu šios vardo, bet, nu, vienu žodžiu. Žodžiu, buvo neblogai, tu taip sakai. Jo, nu, aš manau, kad šiaip būna neblogų dainų, kurios neturėtų likti paskutiniai vietai, nu, tai taip iški sed. Dėl jų, bet šiais metais tikrai nemanau, kad liks paskutinį, nes daina tikrai žiauriai gera. Nu, bet ten jau praeitais metais ar kažkelintais ten komedija jau buvo tapus, kad tiesiog visi Nu, jo, labai jo, Ir masiškai dabar netgi internete tik tokia, aš juokiasi. vakar vakare skrolinau po tos Eurovizijos ir tiesiog yra memes, žinau, su tais kačiukais Taip, taip, visokiais. taip. Ir tiesiog, kad, ta prasme, once again, ta prasme, United Kingdom get 0 points ir toks lepos per veidą, nu, bet iš tikrųjų, čia yra tiesa, nu, visą laiką tai būna. Na, aišku, nežinau, kaip ten dar seniau, bet, nu, ta prasme, pastaraisiais metais tai tikrai, nu, nieko jie negauna. Man sėdu juos, nes jie irgi kartais kukina. Nu, jo, bet... Bet šiais metais komedija. tikrai labai ten, nu, man asmeniškai labai patiko irgi į top 3 patenka. Nu, į top 4, nes dar O Lietuva yra. spėjinėjot jūs, nespėjinėjot, kad pateks į finalą? Jo, kas spėjau. nepateks? Ir kaip sekėsi spėti? 2 nepataikiau. O aš tai buvau įsirašęs, aš nespėjau, kas pateks, aš spėjau, kas nepateks. Tai aš buvau įsirašęs Azerbaidžianą, Lenkiją, Kiprą, Moldovą ir Liuksemburgą. Tai dėjau net spėjau, tai Kipras pateko ir Liuksemburgas. Nu, tai aš irgi 2 nepataikiau. Nu, bet kažkaip keista buvo. Man labai keista, kad Kipras pateko. Nu, šiaip mano draugam tai patiko ta daina, bet man tai tokia, jinai, nu, kažkaip... Nu, jinai irgi catchy. Kečiai, bet nieko įspūdingų, labai daug panašių, daug, vat, šiais metais yra moterų, kurios ten tiesiog apsirengusios seksy drabužiukais. Bet čia kiekvienais metais tai buvo. Jo, Kitas- Kipras turi tą savo Jo, temą jo, tokią. ten Moldova ir Kipras, Jo, man atrodo. kur Graikija irgi, Nes pavyzdžiui. gražios moterys pas juos. Jo. Bet priminė man Kipro dainą Fuego, kur taip, dainavo ta, kur 3 vietą paėmė kažkada, irgi neatsimenu vardą. Ir dar neatsimenu, aš neatsimenu, rodė vakar, ar gal kitam pusfinalį rodys, bet vienos moters daina irgi žiauriai primena tą Good for you, you look happy and healthy. Žiauriai, dažnai bytas, viskas Okay. yra beveik taip pat. Ir aš klausau ir kažką man čia žiauriai Čia primena. kurio šalies? Neatsimenu va dabar tiksliai, bet žinau, jeigu išgirsi, tai manau susijęsi, nes aš irgi iš pradžių taip galvoju, ką primena, ir tada parodžiau draugėm ir sako, nu grinai tas pats, visiškai tas pats, tik tai žodžiai. Čia irgi buvo kažkuriais, 21 metais buvo El Diablo, tai žiauriai, kur irgi, man rodos, Kipro, man atrodo. Man Tai labai Bad Romance priminė, tipo Lady Gagos. Žodžiu, copy-paste nuo dainos praktiškai. Nu, jo. tai. Nu, bet tai čia Nu, jo. toks yra dalykas. Sempinimas. Man dabar liūdna, kad aš nepasižiūrėjau Eurovizijos ir negaliu pasakyti savo favoritų. Jeigu pažiūrėsi, dar ne per vėlų. Nes Aš parodžiau, truputį aš pasirodymus. mačiau, UK mačiau, Švediją mačiau. Nu, tai va, aš Nu, aš savo viskas, kas jai favoritų patiko, žodžių. ir aš Tai mačiau. Airija dar parodžiau, tipo, dėl konteksto, nes, nu, Nu, Airija, šiaip, nu, aš po pirmą irgi kalbėjome su Karolina, kad Airija, tipo, yra ten visiškai crazy, Man patiko. bet aš įvertinau irgi 7, nes man pati daina, nu, tai nelabai, čia aišku priklauso irgi nuo muzikos stiliaus kiekvienam, bet man tas visas, nu, tipo, kaip viskas įvyko, matosi, kad žiauriai daug
pastangų kostiumai, tai, nu, tarsi, Jo. kažkas crazy. Aišku, aš galvoju, kad Kažkas aš naujo tai sapnuosiu yra. košmarus po šito tipo jo pasirodymo, bet man tai visai ir dar toksai tie momentai, kai įplaukia ta tokia ramuma ten, nu, man buvo gražu visai. Nu, tipo, jo, aš tai tokios dainos asmeniškai neklausyčiau turbūt Ne, tai niekada. dainos aš irgi niekada tokius neklausyčiau, bet... Šiaip, tipo, prieš Euroviziją buvo intervai, tipo, tai jinai sakė, kad mes nuo mažens esam mokinami bijoti vatų raganų ir panašiai, bet nereikia jų bijoti ir tada jinai tiesiog tokią dainą, tai, nu, tipo, kažkaip šiek tiek biški nesueina. Biški disonansas. Jo, bet aplamai tai jinai yra visai miela, kaip žmogus, Taip, jinai... tokia kūdytė mažytė. pasirodymas. Jinai tokia faina, jo, ir nežinau. Jo. Tai va, bet šiaip žiauriai faina, nes aš kiek irgi tik toką praskrolinau vakar labai daug. Tai Silvestras realiai su visais beveik ten draugeliai yra. Jie ten kuria tik tokus kartu, ten su visais absoliučiai. Ir taip faina. Lygiai taip pat ir su Airijos atlikėjai. Mačiau, kad jie tenai sėdė kažkokia kaip tipo konferencijoje ir jie tenai dviese susėdė, kai čia tas kepšinas uždėtas, kad tipo kai su geriausiu draugu atsisėdė ten per pamoką ir jie belie kiek šneka ten, jie duodasi. Bet pastebėjau, kad tas laikas su Lietuvos atstovais visi kažkaip labai susidraugauja, nežinau, ir su Monikaliu, atsimenu, kad tenai buvo ypatingai su Ukraina labai geros draugės. Tai žodžiu. Tai visai gal, nu, fainai, bet labai šiaip, kur Eurovizija dabar dalyvauja Ukrainos atstovės, tai jos turi tą bendrą dainą su Monika. Palauk, kaip Daibo vadinasi. Kažkas tokio. Jo. Aš nežinau, bet žinau tą dainą, bet nežinau pavadinimų, kaip ir kitų dainų pavadinimų. Išvertus tai reiškia Dieve duok. Man atrodo. Ai, tai gerai, supratau. Ne, viskas gerai. Tai šiaip žiauriai irgi gera daina buvo. Ir dabar, kai intervą ėmė iš jų, Lietuvos televizija grinai, tai irgi pasakoja apie Moniką, kad tai labai ten fainai viskas. Taip, bet Monika tai iš vis yra žiauriai širdutė. Nu, tokia, jinai, aišku, aš niekada jūs nesu sutikus realybėje, kaip jinai elgėsi, bet jinai tokia, nu, jie tokia labai miela ir žiūrėjau kažkokius, man atrodo, gal tai tiesa visiškai. Nepatogius klausimus ar kažką, aš su jie neseniai, tai, nu, tikrai tokia, nu, labai nuoširdį, tokia labai jaunatviška, jinai, nu, labai fainas žmogus atrodo. Toksai, nu, išorė ir vidum gražus. Nesužvaigždėjęs tiesiog, nes labai žiauru, kai kažką biškai pasiekia ir tiesiog šaukia taip į viršų ir žvaigždės čia belė kokia ir tada niekas nelygis. Tai va, nu, Euroviziją kol kas, manau, galim palikti. Nu, dar klausimas, kaip manot, kas laimės paskutinis toks išdarimas? Aš tai manau kažkaip, tikrai ne Kroatija. Aš manau, kad Kroatija. Tikrai ne, nu, jeigu laimės Kroatija. Čia Kroatija tai yra tie, ne, kur, nu, tenai plauna. Jo, nu, jeigu laimės Kroatija, tai aš nusivylus esu. Ne, blemba, nu, čia rodė Kroatija, aš irgi ne už juos. Nu, tipo, nemanau. Jis primena kažkiek Kariją praeitų metų, bent man asmeniškai, ir kadangi visi labai taip kažkaip supykė, kad Karija nelaimėjo praeitais metais, tai aš manau, kad, nu, jeigu ne pirmas, tai jis liks top 5 tokia. Nu, man tai gal. Truputį balaganas buvo. Nu, aš nežinau, manau, tai super daug. Kroatija, Airija kažkas, kas įdomaus, arba kažkas, kas turi alternatyvios tokios muzikos elementų, visą laiką kažkaip arba laimi, arba būna topuose. Tai... Nu taip, nes tiesiog tiem reikia kažko įdomesnio, jeigu tu ten atsistoji, paniuniuoji, žinai, tai kodėl, taigi buvo laimėtas tas, kur Arkei dainavo, tas, kur prie pianino. Tai ten iš vis kiekvienais metais skirtingos tendencijos realiai būna. Taip. Ir politika. Bet dažniausiai tiesiog laimi tas, kurio pasirodymas būtent to meto Eurovizijoje yra išskirtinis, nu, bet ir logiška visai. Tai jo, o dar žiūrėjot, Met Gala vyko. Ne. Čia prieš jo, nu, aš mačiau outfitus ten, bet pačios nežiūrėjau. Nu, ten aš tai buvau pasijungus per YouTube pasižiūrėti, bet šiaip buvo labai neįdomu, nes tiesiog visi ateina ten pasirodo, papasako apie tą savo outfitą ir tada kitas, bet irgi žiūrėjau dar ir tam pačiam TikTok'e, kad nebėra influencerių tiesiog Met Galai, nes visos žvaigždės yra tiesiog žiauriai pasipriešinusios, kodėl čia juos reikia kviesti. Bet gal visai ir tiesa, nes ta prasme, nu tu tie žmonės ten dainininkai, aktoriai, nu tai vis tiek yra pabaigęs ten belė kaip kitas muzikalkės, dar kažką ir nu, tiesiog... Nebūtinai, bet... Nu, bet yra, nu, dauguma, nu, labai retai, kad tu turi ten super talentą ir tau pavyksta, nu, nebent gerą prodiuserį randi tada jo. Bet žodžiu, o outfitai patys, kaip tau, Karolina, tu čia pas mus modisti? Nu, niekur nestebinsiu, jeigu pasakysiu, kad man labiausiai patiko Tailos įvaizdis, suknelė iš smėlio. Ai, taip, man irgi žiauriai gražiai atrodė, tikrai labai taip elegantiškai ir ne per daug, nes buvo labai tokių žiauriai buvo keistas Kim Kardashian outfitas. Man Kim K patiko. Bet jinai pasakojo tokią, tipo, prieš istoriją, kodėl čia taip yra, čia, tipo, jeigu vaikštai su kokiu savo ten pasimatymė, su berniuku laukai ir jis duoda savo megztinį, tipo, tu užsimeti, dėl to ten tas messy hair pas ją yra, man pasakojo. Tai šiuo metu tema buvo sodas. Jo. Bet man tai toksai, pasižiūrė, aš ten išarti tas megztinis susipumpuravęs, toks visas,
Ir žiauriai, nu, man taip negražiai ir tokį, nu, kadangi dabar labai, nu, tipo, yra žmogaus, tarsi, kūnas toksai nestabili tema ir ten pasiatrodo, kad jinai 3 šonkaulius susioperavus. Jo. Tai labai Liemo, kažkaip tai man jo. nepatiko tas toksai aspektas, bet ką žinau. Nu, bet čia kimkiai. Nu jo, bet Tai- buvo labai tokių ekstravagantiškų. Man Lana outfitų. Del Rey patiko visai. Alexander McQueen, jinai turėjo dizainą. Su ragais, ne? Ten, kur buvo tiesiog šakos ir tada užleiksas toks šydas. Ai, taip. Tai ten man ragai. patiko vien dėl to, nes tai yra jos tema, pilnai išpildo ją tas įvaizdis, jinai, nu, tiesiog asmenybė atspindi ir jos muzika kūrima, tai man dėl to žiauriai patiko. O daugiau, nežinau, labai laukiau, kol ateis Blake Lively. Ai, nes jinai visada Serena. nustebino jau, Serena. Jo. Ai, man dar Zendėja patiko visai. Tas, Ai, tai Zendėja žalias visą laiką vyras. gražiai būna, ne Visą laiką kažkaip kukina. gerai aprenga, jau kukina visada. Karolina sakė. Kukino, jo. Kukina, žiūri geras. Jo, tai jaučiu, kad tiek, nežinau, net iš vyriškių, nežinau, kažką reiktų gal paminėti. Visai Sam Smith su savo vyruku gerai atrodė. Ai, aš mačiau, kai jie dar Nepaprastai, kalbėjo su vedėjais. bet labai taip skoningai, gražiai. Bet man gal ir nėra labai gražu, kai vyrai yra tenai kažką labai, nu, man vis tiek nugražiausia, tai vyras su smokingu, bet aišku, nebūtinai su juodu, nu, kažkas gražesnis smokingas ir viskas. Dar man patiko žiauriai vienas įvaizdis, bet aš nežinau jos vardo. Bet kur buvo su tokiu ne visai juodu gipiūru. Visas gipiūrinis įvaizdis toks. Aš, blemba, kaip užstrigo jos vardas. Jinai gal, nežinau. Nežinau vienu žodžiu, nesmė šiaip, bet jo, tas gipiūrinis, tikrai turėjot matyti, nežinau, tik tokią. Ar dar kažkur, bet su gipiūru tas jo žiauriai patiko. Nu, ir į trendą, ir į temą visai pataikė, tai jo. O Tolina kažką norėjo pirmusakyti, bet mes pertraukėm tave. Ne, aš mačiau Reelsą, kad apie Met Galą kalbėjo, kur kad visas moteris ten žiauriai gražiai išsipuščiusios, visos ten su suknelėm, gėlėm, visa kita, ir tiesiog visi vyrai su basic smokingais. Nu, Tai taip, tiesiog ką, visiems žinai, ką žiauriai tu nepatiko. prisigalvosi, tenai Ne, moteris. nu, galima kažką sugalvoti. Nu, jo, bet aš Bet- nežinau, dar šiaip Facebook'e aš iš pradžių, nes aš visai buvau pamiršus, kad Met Gala vyks ir Facebook'e buvo tenai nuotraukų sumestus, tai kai kurie outfitai atitinka, o kai kurie ten gal su photoshopinta arba AI sukurta, nes buvo Trumpas tiesiog su Donald Ducku kepurė, nu aš abejoju, kad tarsmai jisai buvo Met Gala, Ne. tai tarsmai, nu tiesiog va taip, bet čia ir parodo, kaip internetas žiauriai klaidina žmogų, nes aš tarsmai žiūriu ir galvoju, what the hell, kodėl čia taip yra, ir pasirodo tiesiog taip nebuvo ir, nu, tipo, taip. AI sukurta nuotrauka, bet irgi crazy. Dar klausimas, čia jau irgi išeinam iš tos temų. Nu, kas tau dar gražiausia gal paminėti? Ai, nežinau, žinau, aš neturiu favoritų. Man buvo daug gražių, aš visų pirma, tai neatsimenu pusę žmonių vardų, nes aš žinau aš to žmonės, bet aš tiesiog nežinau vardų, man taip su vardais sudėtinga situacija, bet nebuvo kažko labai spūdingų, tik labai nusivyliau, kaip Ariana Grande buvo apsirengus, nes čia dabar comebackinu į su savo muziką ir buvo paprasta tokia balta suknelė labai, ne Čia jos, kaip ir Kylie Jenner, dabar jinai yra natūralumo fazė. Ai, dar man labai nepatiko, visus man Jenneris ir Kardashian žiauriai nepatiko. Man Kendall patiko. Kendall tai matau, kad kažkas būtų gal gražiau galėjai būti, o Kylie Jenner tai iš vis tenai su ta krūtinė iššaukusia, vos neatrodo fejerverkai, tuoj pradės čia bišus šaukti ir irgi nelabai patiko. Tipo, tiesiog neišpildyta tema, nes suknelė buvo visiškai paprasta, jokių elementų. Taip. Tai kažkaip taip. Aišku, čia kiekvienas skirtingai įsivaizduoja. Jo, stilius draugų neturiu, kaip sakant. Norėjau paklausti, nežinau, ar domitės, ką manot apie Drake'o ir Kendricko O su Dievą brangus, čia jau čia irgi pagrindinė tema. Aš tai šiaip asmeniškai pati nesidomiu, bet mano draugas man vis papasakoja kažką ir jisai čia užsivedęs irgi čia žiūrėk tas anas. Mačiau aš tik tai vieną ten video, kai tas Kendrickas iš Drake'ų namų, man atrodo, jeigu gal atvirkščiai, kad ten jo medikamentus kažkokius sudėjęs, ten, nu, kad maždaug kažkas iš Drake'ų žmonių tuos daiktus sudėjo, atsiunti Kendrickui ir čia toksai, nu ten žodžiu, mistika kažkokia, tiesiog man Bet iškina. man tai įdomu, dėl ko visą tai, nes, tipo, visa istorija tipo, buvo tokia, kad Drake'as pastebėjo Kendricką, jis padėjo jam išpopuliarėti ir tada Kendrickas kaip ir atsuko nugarą, jį ir J. Cole. Jo. Bet aš manau, kad čia yra kažkas, ko mes nežinom, nei vienas. Aš Jo, manau, kad gali čia būt, kažkas visą laiką tokio. tai būna. Jo, o kurioje pusėje jūs esat? Aš tai vakar jau jums sakiau, kurioje aš pusėje. Ne, Aš šiaip negirdėjau. sakiau, kad
Nei vienas, aš taip stipriai nesidomiu, kad kažką palaikyti. Aš dėl asmenybės tai ne vienos, bet jeigu lyginant muziką, tai tada aš Kendriko pusiai. Nu, man muzika ir Dreiko, aš ir Dreiko irgi žiauriai daug klausaus, ir Kendriko, bet aš sakiau, kad aš būsiu bet kurioje pusėje, kurioje yra Kanye. O Kanye yra Kendriko pusėje, todėl aš irgi, nes Kanye yra mano dievas ikona. Man tai tiesiog juokingiausia, kai jis pats save pasikvietė į tą dramą, jisai... Ne, tai jis visur save pats pasikviečia, tiesiog. Dėl to jis ir yra ikonik. Nu taip, jisai tiesiog, nesi pastebėjus, nors kokie interviu, jau viskas crazy. Bet apie va šitą dramą, kad sakė, jis pats save pasikvietė į šitą. Jis tipo... Nu, ten vienu žodžiu išleido, Dreikas nežinau, kas pirmas dabar tiksliai išleido, Dreikas kažkoje gabalą, kur ten disino, tipo, tą Kendrick. Tai ir tada Kendrick sukūrė... Buvo, ne? Gal Euphoria pirmas, nežinau, bet tipo, tada jisai Kendrick kažkoje Meet the Grahams. Tipo, nu, kur jau ten... ir pamiršau, ką norėjau sakyti dabar. Apie Kanye Westą. Nu, vienu žodžiu. Buvo prieš tai dar daina Like That su Metro Boomin, Future ir Kendricko. Like That daina yra Metro Boomin. Bet Kendricko esmė. Jo, Kendrickas ten buvo. Ir tada Kanye sukūrė remixą. Ir jis pradeda tą dainą jau That I Got You. Tipo, į Kendricko pusę tiesiog įsiprovė ir tada pradėjo ten apie Dreiką irgi ten, tai dainuoja irgi. Nes nori, žodžiu, į dramoje būti irgi jisai. Ir paskui mačiau ten intervą irgi, gal netgi prieš leidžiant tą remixą, jis ten vienu žodžiu stumė ant Dreiko irgi bene kaip. Kur tipo, ir paskui dar Twitterį gal rašė ar kur, neatsimenu, kuris ten tipo, kad jis yra geriausias. Kažką ten tokio, nu aš nežinau, jis ten svėrė, aš dabar tiksliai nepasakysiu, sorry už klaidinimus visus, jeigu ką. Bet jo, sakiau, aš būsiu toj pusėje, kurioje yra Kanye. O žinojau tokį barį, kad Twitteris yra pervadintas. Taip, nes nusipirku Twitterį, dabar jeigu nesumeluosiu, Teslos tas... Maskas, jo, Elonas Maskas nusipirko ir pervadino į X. Nenustebau, kad X, nes, ta prasme, su pavadinimais jau tai, jaučiu įprasta. Ir tiesiog yra viskas, dabar, kai būdavo tas paukštelis mėlyna. O tik jo vaiko vardas ten kažkoks X. Jo, ten XR 562, bet jis, man atrodo, turi ir kitą tą vardą. Nemanau, kad jį namie vadina, XR, atbėg, come here. Tai jo, irgi pervadintas Twitteris yra. Ir juodas fonas, viskas taip keista. Crazy dalykas. Nu ką, pakalbėjom apie muzikinę sritį. Dabar turbūt gal apie rinkimus truputėlį. Gal nesisakykim, kas čia ką baisiai palaikom, nes, man atrodo, nelabai galima tai, bet žiūrėjot šiaip debatus? Aš žiūrėjau ištraukas. Ne, nežiūrėjau. Aš irgi ištraukas, bet norėjau pasižiūrėti. Aš atrodo viską dabar žiūriu, nes viską ir tą mačius, ir aną mačius. Aš dariau testuką, kuris prezidentas esi tu, ir pažiūrėjau, tipo, į tos klausimus ten, kaip atsakė visi. Nu, šiaip dėl įdomu. Nu ir kuris tu buvai prezidentas? Aš buvau Ingrida Šimonytė. Pagal atsakytus klausimus. Ten buvo atsakai klausimus ir tada, kuriuo atsakymai labiausiai tampa, ten tą žvaigždę. Blem, aš irgi norėčiau papandyti šitą programėlę. Tai galėsit jūs, aš tau reikia. Gerai. Bet jau. Kaip šiaip manot, ar pavyzdžiui, studentai, daug studentų eina balsuoti, ar ne? Žinai ką, dabar, pavyzdžiui, matyti vis tiek debatų, bent jau ištraukas, taigi vyko Lukiškių kalėjime buvusiam, viskas ten staliukai, tai statiniais tiesiog yra tokios ir tažme pagrindė tai ir ėjo tenai jauni žmonės, plus, kad ir pats tas Nausėda dabar kitokiuose pasikalbėjimuose jisai dalyvauja. Tada pats pradėjo po belekiek metų į savo pačių Facebook'o puslapį pats postinti, nes visą laiką už jį kažkas darydavo, tai vakar irgi buvo įsikėlęs, kaip žiūri Euroviziją ir pasirašęs, luktelti liko tik kelios minutės. Tai, žiauriai influencino, bet prieš rinkiminis čia toksai sužaidimas, man atrodo, yra. Bet, šiaip fainai visai, kad, toksai, kažkaip jisai man visą laiką atrodytų toksai rimtas, toksai kaip, vis tiek prezidentas. Bet dabar tai man jisai toksai žiauriai mielekas, juokingas žmogus. Jo. Man tai patinka irgi jisai. Bet aš manau, kad ir laimėsis, žinau, kad antrą kadenciją. Tai jo, nes dažniausiai eina tas plus dabar, kai Lietuva tokiai trapioj padėti tam prie karo. Yra daug žmonių, kurie nežino, už ką balsuoti, bet jie nori ir jie tiesiog nepasidomi ir tada, aš čia tingiu galvoti, už tą patį. Jo. Ir taip daug būna. Bet dabar labai daug jaunų žmonių balsuoja. Ir daugiau netgi jaunų negu vyresnių iš tikrųjų. Bet ką žinau, tas ir gerai, manau.
Jo, Aišku. nes, mes čia gyvensim ateityje. Ir dar sužinojau vakar čia iš draugų, kurios studijuoja teisę ir finansus, tai dabargi bus kartu su rinkimais ir tas referendumas. Bet jis bus tik tai, jeigu ten susirinks tam tikras kiekis žmonių pabalsuoti ir tas referendumas bus už tai, kad tu galėtų gauti lietuviai dvigubą pilietybę. Tarkime, jeigu tu esi lietuvis, išvažiuoji gyventi į Daniją, kad galėtum pasimti ir Danijos ir Lietuvos pilietybę, tai irgi labai čia toks kontroversiškas klausimas, bet balsuotumėte, jeigu būtų tas referendumas, tai balsuotumėte taip ar ne. Už. Aš irgi manau, kad... Bet čia labai toksai irgi, tada, žinot, aš irgi iš pradžių sakiau, kad jo už, Ne, nes šiaip jo, koks aš nepamąsčiau. skirtumas. Bet ta prasme, tada pagaukit belekam, atvažiuotų ten kas nors, koks Italijoje gyvenantis rusas ir jam duotų pilietybę Lietuvos, belekam pradėtų dalinti tiesiog Lietuvos Ne, pilietybės. bet kad tu gautum pilietybę, turi išlaikyti lietuvių kalbos valstybinį egzaminą. Taip, bet... Taip, manau, nebūtų Tai tu vis tiesiog. tiek- Bet žinai, dabar tai- yra vis tiek labai daug sankcijų, kaip tu vis tiek gali gauti tą pilietybę, jeigu tu super nori, tai ten gali vaikų susilaukti Lietuvoje, tenai gali tas pats, kas Amerikoje tenai. Bet tipo, dabar reikia dėl pilietybės tuoktis ar vaiką sulaukti čia. Ne, tai yra ir kitų, absurdas. ta prasme, manau, tarsi gal tu kažkuo nusipelnęs esi tai Lietuvoje, jeigu tu... Dėl to tai jo, bet čia vienetai žmonių būna. Bet jeigu tu super duper nori tos pilietybės, tai prašau, yra galimybių ir kitų, ta prasme, tau ją gauti. O čia jeigu pradės tą pilietybę dalinti vienam, kitam, antram, trečiam... Nemanau, tai... kad pradės, nes sakau, tą lietuvių išlaikyti nėra taip jau lengva nešnekančiam lietuvių kalbo. Jeigu jis šneka lietuvių kalbą, reiškia, jis yra gyvenęs kažkurį laiką Lietuvoje. Bet žinai, pažiūrėk, Vilniuje gyvena, pusė žmonių gyvena, tarsi, rusai užsilikę iš senai. Čia nieko aš neturiu tenai, čia toks irgi politinis biški dalykas, bet ta prasme, daug iš jų nekalba lietuviškai. Bet jie gimė Lietuvoje. Tai jau, bet vis tiek, bet nemoka lietuvių kalbos, tai čia tas pats. Bet jiem nereikia laikyti to, kad jiem duoti, jie jau turi, nes jie gimė. Bet Čia. man tas gal yra žiauriausia, kad tu gyveni Lietuvoje, ten nemoki lietuviškai ir vis tiek gauni pilietybę, o tu tada kažkas atvažiuotų, žodžiu, tokiam, ne, aš taip Yra niuansų, bet aš kažkaip galvoju apie save ateityje. Jeigu aš nežinau, kaip gyvenimas susiklostys, jeigu aš norėsiu ten gyventi, nežinau, ten Ispanijoje, tarkim. Ir aš vis tiek, kai tu gyveni, tu nori būti to šalies dalim, ir tipo. Bet va, aš tą patį, lygiai tą patį sakiau ir sakau, tai aš jeigu dabar įsikraustau gyventi į Daniją, tai kaip aš, mane iš Lietuvos sąrašų išbrauksiu, bet tu pasigalvoji, vis tiek tenai eina ir mokesčiai, ir PSD, ir įsidarbinimai, viskas, daug visai popierizmų, tai jeigu tu gyveni Danijoje, tai turi būk Danijos pilietis, tau niekas nedraudžia tą Lietuvą atvažiuoti, nėra čia jokių, nei vizų reikia, nei nieko. Nebent įsikraustai tenai kažkur iš ES. O čia neaišku, kaip tas gyvenimas klostysis. Bet šiaip didžiausias dalykas tai, kad turbūt net neįvyks tas referendumas, nes nesusirinks pakankamai žmonių balsuoti, nes šiaip labai žmonės nenori eiti balsuoti. Aš nelabai suprantu dėl ko, nes pagrindė tie, kurie neina balsuoti ir labiausiai dejuoja dėl tos valdžios. Gal nuomonės neturi. Jo. Bet visai manau, kad yra gal, aš anksčiau niekada nesidomėdavau politiką, gal ir šiaip dabar aš dar jaučiuosi biškai gal per jauna, bet sudėtingos temos, daug ko nesuprantu, tiesiog, nes mokyklų irgi niekas nešviečia apie politišką visą sistemą, bet dabar man visai jau pradėjo darytis įdomu, kai jau pirmą kartą už prezidentą balsuosi, aš dar balsavau pirmą kartą, kai man su 18 už merą savo krašto. Tai visai fainas experiences, atsimenu, dar konstituciją tada gavau. Jo, aš irgi. Ne, tai kad nesidomėjai politiką, tai čia aš manau normalu, nes tau nebuvo esmės jie domėtis, nes tu vis tiek negali balsuoti. Taip. Tai čia dabar realiai mums tik pradžia tokia. Šiaip labai gerai, kad žiūri tu tos visus, tipo, kad bet aš turbūt nežiūrėčiau, jeigu ne mano draugas, bet jisai sako, čia išėjai tas renas, nori pažiūrėti. Noriu, sakau, tipo, įdomu, bet žinai, jeigu būčiau viena, tai gal aš žiūrėčiau tiesiog dabar kokias nusivylusios namų šeimininkės. Bet ten vis tiek tas, kur dabar tie debatai buvo, tai biški kitoks formatas. Nėra, kad ten visi labai rimtas. Nes, pavyzdžiui, įdomu žiūri, ypač kaip pykstasi. Taip, bet ten tiek buvo taip žiauriai, kaip tu sakai, tenai visi kukino, ta prasme, viens ant kitų taip žiauriai. Vienas kitas. Ypatingai ant to Vaitkaus, kuris ten sako, kad yra prorusas, tai ta prasme ten, aš nesakysiu, už ką balsuosiu, bet tikrai ne už jį. Ne, tai aš irgi, tikrai ne už jį, bet ta prasme, žiauriai ten įraustinu, bet jis irgi žmogus, kur matosi, kad visiškai nepasiruošęs kalbėti, ką tik atėjęs iš namų tą kostiumą užsivilku ir pirmieji jau kokie, per pirmą pusvalandį jau ištarti žodžiai buvo keli ir viskas susijęs su konstitucija. Sulaužyta konstitucija. Ir mes taip nusprendėm bendroje kompanijoje, kad jis atrodo grinai kaip blogietis, tas toksai, žinau, grinai villain lookas, tai nemanau, kad ir išeis jisai į tą antrą turą, tikrai. Aš manau, kad išeis gal Nausėda, Šimonytė gal, Vėgėlė gal, nors šiaip... Mes vakar šnekėjom, jis yra mamų prezidentas. Visos mamos.
Aš irgi iš pradžių visai palaikiau tą vėgėlę, bet, paskui irgi, aišku, su ta politika, tai kiekvienas turi savo nuomonę ir labai daug gandų sklaidų. Nes aš, pavyzdžiui, pasakiau savo močiutai, kad aš balsuosiu už Žalimą, kuris yra VDU teisės fakulteto dekanas, nes mano draugės dėstytojas jisai buvo ir nesvaikiščiau už tą laisvės partiją, kai vyresniem žmonėm, tai nesupranta, jie net tų ten LGBTQ, nei nieko, tai čia tikrai ne už laisvės partiją ir už tą Šimonytę už laisvės partiją, nes balsuok, ta prasme. Šiaip labai buvau nusivylus, kai skaičiau tos klausimus. Nes Gitanas nenori įteisinti tos pačios lyties santuokos. Taip, aš irgi kėlė tenai, irgi buvo toks vienas klausimų, tenai turėjo lenteles, taip ne. Tai žodžiu, buvo toksai klausimas, ar tapu, jeigu gyvena du tos pačios lyties atstovai, tai tarkim moteris ir moteris, tai ar jie skaitosi šeima. Tai Nausėda, man atrodo, buvo vienas iš tų, kur kėlė ne. Aišku, jisai visai argumentuotai papasakojo, kodėl taip yra, bet aišku, ten paskui jie visi susipyko pagal visas konstitucijas, visus įstatymus pradėjo aiškinti. Pažeista konstitucija. Bet pakėlė tada Žalimas ir Šimonytė, kad taip yra šeima. Bet čia irgi toksai, kadangi už laisvės partiją eina, būtų tai. Taip. Šimonytė tikrai gera labai kandidatė, bet mane gazdina tai, kad į kariuomenę šaukti, jinai nori moteris, merginas jo. Tai aš, tarsi, ne, mane pakviestų į kariuomenę, tai aš ten nei dienos neištraukčiau. Vis tiek galbūt, nors nemanau, kad būtų atskirai nuo vaikinų, bet jeigu būtų atskirai, tai vis tiek kažkaip... Ne, tai jeigu dabar atsiranda merginos savanorės, man rodos, tai jas paima, tai jos kartu su... Kartu jos, jeigu šauktų, tai irgi būtų kartu. Manau, kad taip. Jo, bet, žiauru, manau, čia, tipo... Viskas kaip ir būtų gerai, okei, lygios teisės, tipo, ir taip toliau, bet čia fiziologija, tipo, visa, taip, ta prasme, yra labai sudėtinga. Mano draugas yra karininkas, tai esu aš mačius, kaip jisai ir ten tuos savo šarvinės liemenės parsiveža, ir ten tuos didžiausios kuprinės ir visa kita, ir tada esu mačius ir nuotraukų, kaip ten vyksta visos pratybos. Ir dvi draugės mano tokios irgi buvo šaukime, ta prasme, savanoriai ėjo. Tai yra, labai sunku, nes tu tenai, tarkim, kokie žygiai ar pratybos, tai tu užsidedi aprangą visą, tada tą šarvinę liemenę, šalmą tokį, tą šarvinę liemenę, bet tu sveria kokia jaučiu 10 kg, aš ją vos atkėliau, tada tą kuprinę tokią didžiulę ir dar šautuvą. Ir tašme ten reikia bėgiot, lekiot, viską, aš būtų tiesiog per sunku. Taip, aišku, yra moterų, kurios yra fiziškai stipresnės tiesiog, bet jos tada gali ir savanoriškai eit, pavyzdžiui, aš pagalvojau, jeigu mane pakviestų, aš neištremčiau tiesiog ir fiziškai patrūkčiau ir psichologiškai. Bet jau manau, jeigu šauktų, tai nemanau, kad jau mus pašauktų vis tiek, nes iki 23 ar 26. Tuosi, aplamai šaukimas kiek visą tai iki 26, man atrodo, didės tas. Man atrodo, kad dabar padidėjo, kadangi toks metas, bet... Tai ir padidėjo ir šiaip dabar, taigi žadėjo išleisti įstatymą šaukštų į mokyklų šaukti. Taip, šitą aš irgi girdėjau, bet man tai čia yra, jau šitą truputėlį absurdas. Nes ir taip žiauru, kai pašaukia tos žmonės, kurie gal ten jau, tarkim, pašaukia 26 metų, tu gal jau ten ir vaikų turi, ir namus, ir tada viską turi mesti reiti į tą kariuomenę, bet jeigu tu, tarkim, mokiniesi, gerai, tarsi gal vieni mokinasi mažiau sudėtinga mokslą, kiti daugiau sudėtinga, bet tu irgi turi viską mest, pasimt akademinės ir tada tiesiog varyti į kariuomenę, kur tu ten galbūt esi visiškai ne karys, gal tu ten koks, nežinau, su kompais žiauriai gerai dirbi. Absurdas. Aš tai iš viso esu, nežinau, ar galima taip sakyti, kad aš esu prieš karo prievolę. Pavyzdžiui, Latvija, ten neprivaloma, ten niekas nešaukia, ten kas nori, tas eina. Tai aš suprantu, kad karo metu reikia gintis ir taip toliau, bet, būkime atviri, jeigu mumis priremtų, tai ta kariuomenė, kad ir visi Lietuvos žmonės, mes netremtum. Tai, aišku, mes esmės ir aplamai, kad, žiauriai daug būna atvejų, kai ten toj kariuomeniai tiesiog iš tavęs tyčiasi vos, ne? Tai dabar, šiaip jo yra šitas dalykas, bet dabar, šiaip iš tikrųjų kariuomenė pati stengiasi labai kuo daugiau prikviesti žmonių. Aš followinu ten jau tos puslapius, tai labai kontentą irgi kuria visą tokį pasrauklų žmonėm, tai ir šiaip keičiasi, žinokit, sąlygos po truputį nėra tenai kaip anksčiau, kad ten smirda kojinėm ir negalima išeit parūkyti, ta prasme, normaliau, aišku, griežtas. Aš manau, šiaip tai režimas. Kaip nes dar kiti batalionai dar. Taip, mano draugis dabar vaikinas irgi išėjo prieš porą dienų, Kaune čia į kažkokį batalioną, tai irgi dabar draugai jaudinasi, viską klausinėja, viskas įdomu. Bet, šiaip manau,
tokioje situacijoje, tai gal visai svarbu yra, kad būtų kuo daugiau, nes, dažnai, aš sakau, tu geriau nueik ir tada, bet mokysi šautuvo rankoje nulaikyti, nes ar taip tu gausi eit kariauti, jeigu jau, nebent išbėgsi iš Lietuvos anksčiau, bet jeigu ne, tai vis tiek tu gausi eit. Tai bet aš nežinau, kažkaip man, nerealu, nes, nežinau, atrodo, savo gyvybę, bet žinai, tada, jeigu eis tik tai tie, kurie nori, tai tada kiek susirinks 10, 20, 100, dėl to aš meirimo visus, nes jeigu nieks čia, nes tikrai, nemanau, kad nors vienas žmogus nori eiti, kad nušautų, ar ten kitus žmonės šaudyti, tai čia ne vien tai, kad tu gali mirti, bet vien tai, kad tu turi kitus žmonės žudyti. Tai, čia nieks to nenori, bet tiesiog reikia, visur yra kiekvieno šalyje kariuomenė. Žiūrėkime tai kaip kol kas kaip į apmokymus, tiesiog, kad... Taip. Gerai, gal baigiam tą karo temą, jau labai nebeaktuali iš tikrųjų turėtų būti. Tai va, taip į rinkimus irgi gal truputėlį pakalbėjom, o Lina nelabai pasisakė apie rinkimus, kaip tau viskas. Apie rinkimus? Sakau, aš debatų dar nepažiūrėjau, bet aš planavau pažiūrėti. Tai va, ką čia dar galiu papasakoti apie juos. Man gal mačiau tik ištraukas, bet man gal nepatiko, kad labai jie nerimtai atrodė, taip komiškai. Ten, nežinau, kai atsukdavo į publiką, matosi, kad žmonės žiauriai žvengia. Ten iš kažkokių pasisakymų tų kandidatų. Bet čia tame ir buvo, žinau, esmė, kad tiesiog, nes jaunimui belekai patinka toksai. Bet, kažkaip tu žiūri ir tau, tu nesusidarai jokios nuomonės, nes tiesiog prasijuoki visą tą laiką. Tai man atrodo taip. Bet, ką žinau, tokia forma irgi turi teisę būti, kaip sakoma, ir... Reiks pažiūrėti, aš taip manau. Tada susidaryti nuomonę, bet balsuot eisiu. Jo, mes eisim balsuoti po šito. Po filmavimo. Pirmą pažiūrėsim debatus, tada eisim filmuot. Filmuot, balsuot. Tai ar bus tiek laiko, bet bandysim. Taip. Balsuoti. Ir visus, jau turbūt bus per vėlai bus įkeltas. Per vėlai bus įkeltas, jo. Bet šiaip visai svarbu yra balsuoti. Kai bus kitas balsavimas. Taip, kai kitas. Dar po 5 metų. Tai mes kaip jau ir einam į pabaigą. Kitam podcast'e turėsim svečią iš teisės ir finansų studentę. Tai paklausinėsim jo šiek tiek, kaip kas, tai... Kuom skiriasi mūsų studijos, manau, kad kaip diena ir naktis turbūt, bet jo. Tai manau, kad bus įdomu, galės pasižiūrėti, kas žada ten stoti ir panašiai. Tai va. Visai smagu bus. Ir galbūt bus dar ir kitas žmogus. Jo, galbūt bus, naujas veidas. Naujas veidas, nes mes šitą projektą tai darom tikrai ne mes 3, didelė kūrybinė komanda. Tai baigiam kalbėti apie svečią pasakojimą, tada turėjom pertraukėlę ir dar sakėm trumpai apie Erasmusą pakalbėsim. Taip, trumpai. Taip. Tokį įvadą. Įvadą tokį jau. Jo, nes kalbėsim per kitą podcastą daugiau apie keliones su mūsų svečiu. Tai tiesiog, ar esate dalyvavusios Erasmuse mokykloje, nežinau, ar čia? Aš tai buvau vienam projekte, nes neinu, bet tam neilgam, ne mainuose, bet šiaip Erasmus projekte. Tai aš buvau Rumunijoje, labai keisto šalies pasirinkimo šiaip iš tikrųjų, bet kažkaip ten netikėtai įvyko, aš labai norėjau kažkur išvažiuoti, nes čia po to žiemos atostogų tokia depresucha buvo. Tai tada su tokiu draugu susirašiau, kuris visai dažnai važiuoja tos projektus ir nelabai buvo kažkokių pasirinkimų tenai didelių, nes visos šalys tokius ten buvo Rumunija, gal Lenkija, tokius, nieko ten, ne Prancūzija, ne Italija, žodžiu, ne egzotiniais tokius. Tai labai mums ten viskas greitai įvyko, pateikėme tas paraiškas, greitai mus priėmė. Ir po gal kokių 2 savaičių mes jau išskridom. Tai šiaip buvo labai faina, nes dar skrydį turėjom tokį su persėdimu, mes persėdom labai šiaip taip skrendi tokiais zigzagais. Tai mes skridom pirmiausia iki Paryžiaus ir tada iš Paryžiaus skridom į Rumuniją, į Timišoarą tokį miestą, žodžiu. Tai dar turėjom Paryžių persėdimą labai ilgą. Tai aplankėm patį Paryžių, tai va čia turbūt ir buvo fainiausia dalis. Ir tada nuskridom į tą Rumuniją, tai pirmas įspūdis Rumunijos tai nebuvo labai fainas, nes atskridom mes naktį ir naktį ten visur tamsu, vis tiek ta šalis ekonomiškai nelabai jau tokia pasiturinti iš tikrųjų. Bet nenoriu, aišku, nieko žaisti, nei vienu rumūnu esančiu kažkur žiūrinčiu. Bet jo, pats projektas tai buvo šiaip labai smagu, iš pradžių šiaip visai nedrąsu, nes tada šiaip projektuose būna apie 30-40 žmonių, o tada tai mūsų buvo kokia gal 70, gal mažiau truputėlį. Bet buvo labai fainai, nes buvome mes tokioje sodyboje,
labai dideliai vidury miškų. Iš pradžio atrodė sketčiai, kad čia kur mus išveža, bet paskui labai fainai, labai daug fainų žmonių ir ta pati visa programa. Aišku, man atrodo, kad Erasmusas gal ne visai yra apie tą pačią programą, nu bent jau žmonės, jaunimas važiuoja ne dėl, kad kažko ten, nu nebent važiuoja mokymus, nes irgi yra Erasmuso mokymai arba jau ten rezidentūra kokiam daktaram. Bet šiaip apie, nu, kad susitikt naujų žmonių iš kitų šalių, biškai praplėst akiratį savo paties, tai tikrai aš įgyvendinau tą savo tikslą, tikrai su labai daug žmonių įspūdingų ir fainų. Susipažinau ir visi tokie skirtingi ir tada sueina į tą vieną tokį bendrą tašką ir toksai atrodo, kaip gali čia visi susitarti, bet šiaip labai smagu. Ir organizatoriai mūsų šiaip buvo labai faini, brolis ir sesija buvo, jaunimėlis toksai visai, tokie labai paprasti, visko gali paprašyti ir labai rūpinosi, nes čia buvo žiemos pabaiga, tai labai daug visi sirgo, aš irgi pati sirgau, mano draugas netgi buvo Rumunijoje ligoninėje, nes turėjo šiaip draudimą, tai važiavo, nes jau ten jau jam labai negerai buvo. Bet irgi ir vaistais pasirūpino, ir maistu, ir viskas, dar ten buvo tokia kaip kavinukė tam pačiam pastate prijungta. Tai šiaip labai didžiuojuosi, kad nuvažiavau ir dar kažkada norėčiau, bet šiaip sako, kad Erasmusui nereikia daug pinigų. Tai iš dalies yra tiesa, bet iš kitos pusės ir netiesa, nes tu vis tiek turi turėti tą pradinį kažkokį biudžetą, nes už Erasmusą nu tai grąžina visus pinigus, ką tu išleidai ant skrydžių. Ir aišku, nereikia mokėti už maistą ir apgyvendinimą, bet tu vis tiek važiuoji ten, ypatingai draugas buvo Graikijoje. Tai jei Graikijoje gyveno pačiam centre, nu tai tu vis tiek eini explorint, eini pirkti ten maisto. Aišku, čia kiekvieno yra žmogaus pasirinkimas, nu bet tu nesidėsi vienas tenai ir sakysi, aš neturiu pinigų, aš neįsiu, nu nefaina būtų tiesiog. Tai irgi, nu išeina ir ant tų bilietų, ant visko, paskui pargrąžino, nu, bet pradinį biudžetą vis tiek reikia būti pasitaupius. Bet va kita taip daro, kad kai atgauna iš vieno Erasmuso pinigus, važiuoja į kitą tada tiesiog. Bet tu čia ne su universitetu važiavai čia? Ne, čia tiesiog važiavau per organizaciją Tavo Europą. Yra šiaip visai nemažai tų organizacijų Lietuvoje, kur siunčia į tuos Erasmusus. Dabar visų neatsimenu, bet jaučiu vienas pagrindinių, tai yra Tavo Europą. Bet nesunkiai ten patekti gali. Blemba šiaip labai priklauso, koks projektas yra. Nes va, tas tokias egzotiškesnės šalis, tai ten, nu nėra jau egzotiškos, bet į fainesnės, tipo labiau pasiturinčias, ten Prancūzija, Italija, Ispanija, ten kokia Graikija. Nu, tai ten, yra labai, taip, ten, kur šilta ir visiems labai patinka, tai, nu, labai daug žmonių nori važiuoti ir tu teiki tą paraišką ir ten tu gali būti pats kiečiausias, pats mandriausias, bet, nu, nebūtinai tu tiksi jų lūkesčių ir tiesiog nepatinki tada. Ir va būna labai liūdna, nes dažniausiai tu vis tiek nori važiuoti su kažkokiu draugu pažįstamu, kad būtų jaukiau, smagiau, ypatingai jeigu pirmas projektas yra, tai sunku yra visai patekti ir kartu į tą vieną projektą vienam, tai gal nėra taip sunku, bet tu, Karolina, man atrodo, irgi teikiai paraišką, ne? Jo, aš rašiau tą paraišką gerai nepasigilinus, kas ten yra. Tai ten tiesiog buvo projektas dirbantiems su jaunimu. O kadangi aš pati tokia, jaunimas ir aš nedirbu šiaip su jaunimu, tai buvo gana sunku sugalvoti priežasčių. Bet ten buvo Alicante, Ispanija. Tai mes šiaip su draugė kartu pildėm, bet nei viena nepatekom, bet aš manau, kad pildysiu. Aš gal tiesiog nenorėčiau viena važiuoti. Ne. Aš norėčiau važiuoti su draugu, su draugė ir tada jo. Ir šiaip, aš į mainus tos nevažiuočiau, nes man tiesiog prasidėtų namų karštinė visiška. Jo, man irgi taip atrodo. Atrodo, kaip ir norėčiau. Pavyzdžiui, viena mergina, tik tokia, išvažiavo gyventi Paryžių. Aš žinau irgi tą merginą. Jo. Aš taip pavydžiai, nes Paryžius tikrai yra nuostabus ir magiškas miestas. Ir ten taip viskas faina. Tai užpavydėjau baltai taip visai, bet tada pagalvojau, kad, ne, aš neišbūžiau, aš vos išbūnu tą savaitę Kaune, negrįžus namo, tai... Taip, bet žinai, daug kas priklauso, kodėl, nes, kiti tenai, pavyzdžiui, mes turime antras pusės, tai visų pirma, ten, tarkim, tu man gali 3 mėnesiam važiuoti, gal pusę metų, tai, pavyzdžiui, man vien dėl antros pusės būtų labai sunku išvažiuoti tokį ilgą laiko tarpą, nes, tu pasilgsi, aišku, ir ne tik tos antros pusės, bet ir mamos tenai, tėčių, šiaip šeimos ir tų pačių. Namai yra ir viskas. Tų pačių namų, jo. Tai aš sakau, aš negalėčiau ir tai mane laiko ir iš tikrųjų tai yra žiauriai blogai, nes užveria tiesiog galimybę, nes tos patirtis labai vertinamos yra. Jo, ir šiaip darbdavių ir panašiai. Tai pavyzdžiui, dabar kaip ir set, bet kaip ir vis tiek aš tiesiog negaliu, nekyla ranką. Aš dabar, kai buvau tam Erasmuse, tai irgi tu gauni tokį youth passą
Ir priklauso šiaip labai gerai rinktis pagal temas iš tikrųjų, nes kad ir tu tenai atvažiavęs nesi pats labiausiai entuziastas kažkoks tos temos, bet, tarkim, mums su kūrybiniam industrijom, tai pas mus buvo tema Stars of Inclusion ir ten viskas susijęs su teatru, kaip tipų teatras gali mokyti kitus žmonės, tai mums visai tinka į mūsų specialybę. Tai irgi dabar turiu tą Youth Passą ir galiu dėti į savo CV ir visai vertina tokius dalykus. Tai vien dėl to, pavyzdžiui, buvo tokia viena lietuvaitė, kuri gal yra buvus 15 tų projektų, gal netgi daugiau, žinau, kad jau dabar, man atrodo, dar keliuose po to laiko buvo. Tai čia visai naudingas dalykas šitas, bet ta namų karštinė, tai man atrodo tiesiog vadinama komforto zona, kad tu tiesiog jauties, nes aš, pavyzdžiui, irgi būnu tam Kaune, mes turim 3 paskaitas, tai nuo pirmadienio iki trečiadienio, tai aš trečiadienį viskas namo. Irgi būnu namie, aišku, dar iš savo mieste dirbu, tai irgi dasideda, bet visai sunku palikti viską ir išvažiuoti tiesiog. Jo, aš tiesiog buvau tik tai Lenkijoje. Čia buvo 9 buvau, bet šiaip žiauriai džiaugiuosi ir iki šiol prisimenu ir žiauriai fainai buvo. Mes varėm kelis miestus, buvom Varšuvai, buvom Poznan ir dar kažkuriam gyvenom, mažesniam šiek tiek, bet irgi labai patiko ir šiaip Lenkija underrated labai šalis, nes jinai yra didelė labai ir ten yra labai gražių gamtos, visokių dalykų. Ir tie patys miestai gražus, pavyzdžiui, nežinau, man tiek Poznan, tiek Varšuva labai patiko. Jau tokie labiau europietiški. Negu čia, kad mes turime. Bet mes gal dėl to ir nuvertinam tą, nes aš irgi sakau, va čia Lenkija, tai į projektą nenorėčiau žiūrėti, bet čia turbūt dėl to, nes yra mūsų kaimininės šalys, kur aš, pavyzdžiui, su Lenkijoje buvau gal 2 ar 3 kartus ir vieną kartą irgi buvau su mokykla, tai atsimenu, mes tenai važiavom į tas visas konclagerių stovyklas, pažiūrėti, tai tikrai, toks įspūdingas vaizdas, tada į pilis visokas ten kryžiuočių buvusias, tai, labai įdomu ir labai graži gamta, aišku, ta gamta šiek tiek primena Lietuvą. Bet nebūtinai ten kitam gale yra ne Alpės. Kokie kalnai ten gali būti, aš nežinau. Ai, tai yra Lenkija yra Zakopanė. Tai jo, va ten. Aš tai kalnais nesitūmiu, nes labai aukščių bijau, bet žinau, kad Zakopanė yra, šiaip visi labai važiuoja ir labai gerai. Aš irgi pati labai norėčiau, bet labai bijau aukščių. Tai gražu. Tai va. Norėčiau visai. Toliau norėtum į Erasmusą išvykti. Pusei metų tikrai ne, nes aš irgi tokia... Man patinka, kur aš esu, man yra gerai. Jo, ne, šiaip aš nesu homesick, man tiesiog ne tai, kad laiko kažkokią komforto zoną, bet aš tiesiog nenoriu. Kažkur kitur, gal atgraso, kad viena važiuot pusei metų kažkur, čia dabar viską mest ir palikt ir tiesiog išvažiuot, prarast tą kažkaip tą gyvenimo dalį, būnant kažkur kitur. Ne, aišku, čia yra žiauriai gera patirtis, aš nieko neskau, bet kažkaip man atrodo, man tai netiktų. Bet, kai buvau 9 klasiai, kažkoks vyko projektas su Ukrainos mokykla ir mano mokykla. Aš mokiausi KTU inžinerijos licėjui, tai mokiniai iš Ukrainos, man rodos, iš Vinicos atvažiavo pas mus, žodžiu, gyveno mano klasiokė šeimoje gyveno, ten pasidalino. Tai va, tai mes ten visai su jais smagiai leidom laiką, tai čia buvo kaip mainai tarp šitų 2 mokyklų. Žodžiu, tada mes ten labai smagiai leidom laiką, labai susibendravom su tais mokiniais ir tada patys jau susigalvojom pasidaryti mainus į Ukrainą. Mūsų pavaduotojai susisiekė, sakė, davai, mes atvažiuojam pas jūs, nes jūs buvot pas mus ir jie taip pat mus visus hostino, mus vedžiojo, mes buvom jų mokykloje, tai buvo labai smagu, nes jie atvažiavo pas mus su projektu, o mes pas juos susigalvojom patys važiuoti. Tai buvo labai fainai, susipažinom ten su visais, ir kultūra, ir viskuo, ko tik galima. Tai irgi toks, visai keistas konceptas, kai susidraugauji ir tada važiuoji tiesiog, nes tau smagu. Tai va, tai įvyko mainai, to neplanuojant, tai kiek mes ten savaitę gal buvom. Tai va, gyvenau pas labai fainą mergaitę, labai faini tėvai buvo, labai daug valgį davė, labai smagu. Svarbiausia. Jo, ir labai šiltai priėmė. Tai va, tokį kartočiau. Ir šiaip su tais, kur ar Erasmus Plus būna, ar tavo Europa, kur trumpam ten 2 savaitėm, tie projekčiukai, tai su tais tai važiuočiau, manau. Bet pusė metų tai nevažiuočiau. Pildom, Alina, pildom. Bet čia, man atrodo, yra su tais važiavimais, ypatingai su tais ilgalaikiais, 2 žmonių tipai. Tie, kurie yra žiauriai drąsūs ir važiuoja visur, bet kur. Tenai vieni daro kažką, tarsi, čia
o kiti tai tiesiog, nu, va, tokia, kad, ai, gal važiuočiau su kažkuo kitu, bet neilgam, nu, bet man atrodo, nu, taip gal ir turi būti. Pažįstu irgi visai nemažai žmonių, kurie labai mėgsta išvažiuoti ir mėgsta pabūti ir mokinasi kitose šalyse, nu, tai man atrodo labai faina ir aš iš vienos pusės norėčiau, bet iš kitos pusės galvoju, kaip čia viską palikti ir dabar čia išvažiuoti tokiam ilgam laiko tarpui. Tai aš irgi, nu, mes nelabai galim kalbėti apie Erasmusą, nes aš tik vienam projektą buvus, o jūs irgi nelabai. Tai va. Tai va tokia gaida ir uždarom savo šiandienos podcastčiuką. Podcastčiuką, gal taip ir pavadinam, ne Unitails podcastčiukas. Visai mėla. Tai reikia kitų kartų, manau. Taip. Iki. Ačiū Jums.